Sveiki bendraminčiai, turiu labai svarbias džiugias naujienas ir kultūrinės naujienos ir juridinės naujienos. Taigi prieš jūsų akis va šitie va auksų antspauduoti dokumentai, tai yra pirmieji 30 suverenų bendruomenės narių apostilės. Auksų žėri, žodžiu, apostilės, atrodo šitaip. Tai yra kopija suvereno pažymėjimo, patvirtinta notaro, tuomet yra vertimas prancūzų kalba, vertėjų biuro. Tas vertimas yra patvirtintas vertimo biuro ir notaro. Ir surišta, užantspauduota. Ir toks yra mūsų suvereno pažymėjimo legalizavimas. Jisai oficialiai veikia 140 šalių. Su juo galima įsigyti ir kelionės dokumentas. Tai yra žmogaus dokumentas. Sąskaitas atsidaryti ir keliauti, ir turtus registruotis, nes tai yra įrodymas, kad jūs žmogus. Dar viena naujiena, tai yra labiau kultūrinė. Pagaliau mūsų Gaudijos Vaišnavų religinė bendruomenė Lietuvos paštas išleido pašto ženklus. Ir kiekvienas, kuris susimokėjo nario įnašą, kuris atsinaujino suvereno pažymėjimą, vieniems nereikia naujinti. Jeigu yra įrašas žmogus suvereno pažymėjime, tai galima ir taip ir palikti. Jeigu nėra ten ankstyvesni tie pažymėjimai, šiaip dėrėtų užsisakyti ir atnaujinti. Atnaujinimas kainuoja 12 eurų. Čia grinai firmai, kad pagamintų. Apostiliavimas, legalizavimas kainuoja vienam 65 eurus. Trunka savaitę dvi. Žodžiu, tas apostiliavimas tai yra pagrindinis jūsų dokumentas, įteisintas, kaip sakant, sistemos. Ir kadangi išleisti pašto ženklai, tai kiekvienam pridedu pašto ženklą, tai yra filatelinė retenybė, jis iš karto gaunasi. Kadangi yra 1000 narių, yra 1000 pašto ženklų ir jau filatelistai skambina, sako, gal parduotum, sakau, žiūrėsim, jeigu liks. Dabar vertė. Čia nominalas rašomas 0,39 cento. Matote? Nominalas ir kaina tai yra du skirtingi dalykai. Žodžiu, į tą nominalą neįeina dizainerių darbas, užpatentavimas šitų ženklų. Ir dabar, kad jums būtų aiškiau, kiekgi kainuoja šitas pašto ženklas. Jisai kainuoja tiek, kiek kainuoja įstoti į bendruomenę, pasigaminti suvereno pažymėjimą ir uždėti apostilę. Tai įstojimas į bendruomenę šiai dienai yra 74 eurai, plus apostilė 74 ir 139. 139 eurai kainuoja vienas pašto ženklas. Jeigu užsimanysite kažkoks kolekcininkas, sakys, labai norim to pašto ženklo nuparduok, tai žinokit, kad jo kaina yra 139 eurų. Tokie reikalai. Tai mielieji, su laiku kyla kaina šitų pašto ženklų. Jūs labiau įsigilinkit, kas su filatelija aš mažai susidūręs, tačiau kada paskambino tie filatelistai, jiems iš karto paštas informavo, jie kažkaip užsisakė informaciją. Aš dar nebuvau gavęs pašto ženklų, o jie jau žinojo, kad gaunam pašto ženklą, skambina ir sako, norim pašto ženklą, jau čia žinai. Tai tokie reikalai, kadangi situacija tokia įvairi politinė, savo dokumentus legalius. Jie galioja 140 šalių. Tos šalis, kurios pasirašiusios yra Hagos konvencija. Tai linkiu jums gero gyvenimo ir
klestėjimo, gilinkimės, atraskime kartu, bendradarbiaukime, visi šitie reikalai, kad, kaip sakant, judėtų toliau. Gero jums gyvenimo. Ačiū už dėmesį.